Betono kietėjimo lėtiklis retarder yra skystas cheminis priedas betonui ir statybiniams skiediniams, kuris lėtina skiedinio ir betono rišimosi pradžios laiką, didina stiprumą ir sumažina vandens kiekį. Kietėjimo lėtiklis retarder yra cheminis priedas, rudos spalvos skystis, turintis specifinį kvapą ir šiek tiek didesnę konsistenciją nei vanduo. Retarder prailgina statybinių mišinių įrengimo laiką. Cementinio rišimosi pradžios laikas, o kartu ir rišimosi pabaigos laikas yra prailginami. Taip pat betono tiksotropinio suskystinimo laikas, veikiant vibracijai, yra prailginamas tiesiogiai proporcingai lėtiklio priedo kiekiui. Tiksotropinė savybė – tai šviežių mišinių gebėjimas atkurti savo struktūrą, kuri buvo pažeista dėl mechaninio poveikio. Retarder didina betono ir mūro skiedinių stiprumą. Kadangi dėl retarder cheminės sudėties statybiniam mišiniui paruošti reikalingas vandens kiekis yra žymiai sumažinamas, betono gniuždymo stiprumas padidėja. Stiprumo didėjimo greitis, kuris seka po rišimosi pradžios, yra visiškai vienodas tiek betonui su retarder, tiek be jo. Lėtiklio pagrindinė užduotis yra prailginti kietėjimo pradžios laiką. Tai ypač svarbu esant šioms aplinkybėms. Aukšta aplinkos temperatūra. Esant dideliam betono įrengimo kiekiui, siekiant užkirsti kelią šaltųjų siūlių susidarimo galimybėms. Jei laiko tarpas tarp betono maišymo proceso ir galutinio sutankinimo techninės operacijos yra stipriai prailgintas. Yra ilgas betono transportavimo poreikis. Vietose, kur vibracijos poveikis gali sumažinti sukibimo stiprumą tarp plieninės armatūros ir įrengiamo betono pradinio sluoksnio. Retarder gali būti naudojamas su dauguma Portland cemenčių, įskaitant ir sulfatams atsparius Portland cemenčio tipus. Naudojant kitų tipų cementus, prieš tai reikia atlikti bandymus, siekiant įsitikinti, kad cheminis priedas nesukelia neigiamų šalutinių savybių. Retarder neturi žalingo poveikio plieninės armatūros korozijai. Jis neturi įtakos orą įtraukiantiems cheminiams priedams, tik juos paruošiant ir pridedant prie betono mišinio, jie turi būti atskirti vienas nuo kito. Kiekvienas priedas pridedamas atskirai. Rekomenduojama dozė yra nuo 0,3 iki 1% cemento kiekio. Retarder veikimo efektyvumas priklauso nuo į statybinį mišinį pridėto retarder lėtiklio kiekio. Paprastai 140 gramų 50 kg cemento arba tai yra 0,34% cemento masės. Yra visiškai pakankama dozė. Esant aukštesniai aplinkos temperatūrai arba ten, kur reikalingas ilgas betono įrengimo laikas, dozę tikslinga padidinti iki 2 ar 3 kartų. Lėtiklį retarder laikyti vėsiose, gerai vėdinamose, ugniai atspariose patalpose, sandariai uždarytose originaliuose konteineriuose. Saugoti nuo vaikų. Retarder skystis tiesioginio kontakto metu gali sukelti odos ir akių sudirginimą. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Dirbant su kietėjimo lėtikliu retarder, naudoti darbo apsauginius drabužius ir dėvėti gumines arba polivinilchlorido apsaugines pirštines, avalynę ir prijuostę. Naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai, taip pat rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis. Sėkmės darbe!